būtų daugiau pinigų, kurios šalis labai reikalingus tos pagalbos? Manau, pirma, kad gal Lietuva Europos parlamente turėtų daryti kitaip, tai turėtų bandyti išsireikalauti geresnių teisių tam tikrais klausimais, nes kai kuriais atžvilgiais, pavyzdžiui, akcizų, tai Lietuva yra ne visiškai lygiavertė situacija, kaip, tarkim, Vokietijoje arba Ispanijoje. Man atrodo, ne tik tai Europos Sąjunga turi stengtis, o turi stengtis ir mūsų vyriausybė, visa mūsų liaudis. Iš tikrųjų, aš tai pakeiščiau valdžią, nes šiuo metu valdžioje tokie žmonės, kurie žiūri tik į savo kišenes. Visi žmonės labai piktinasi mūsų Seimu kažkodėl ir ta prasme, reikia turbūt pakeisti vyriausybę, nors realiai turbūt įtariu, kad labai tokios naudos neduos, bet bent jau žmonėm pakels šitą kaip ir moralę. Įsteigtų naujas darbo vietas kažkaip tai, gal pastatytų tuos naujus, reiškia, perdirbimų, šiukšlių, tos įmonės. Bet galbūt įsiklausytų vis dėlto į paprastų žmonių vardus, paprastų dienų kasdieninę gyvenimą. Iš tikrųjų, tai aš nelabai, kaip čia aš iš tikrųjų nemanau, kad mes labai didžiuliai kriziai. Gal aktyviau elgtųsi, tiesiog pasakytų savo nuomonę, parašytų gal kažkur tai, duotų patarimus, gal ir vyriausybei, kągi, yra žmonių labai protingų, todėl gali išreikšti savo nuomonės ir pagelbėti. Ieškotis darbo ir nedėjuoti, kad neturi pinigų ir, nes kiti tiesiog tingi susiras darbą. Dauguma sako, kad reikia pozityviai galvoti ir tada jūsų pozityvios mintis ir virsta tikrovė. Ir suprasti, kad iš tikrųjų mūsų situacija yra pakankamai gera palyginus su kitom šalim, tik visi įsivaizduoja, kad jinai labai yra bloga. Tai palyginus su bet kokiom Azijos, Afrikos, netgi ir Europos tom pačiom šalim, tai mūsų situacija tikrai yra pakankamai gera.